Labas rytas. Šiandien antradienio rytas ir aš važiuoju į darbą. Iki kelionės liko praktiškai mėnuo ir gyvenimas darosi vis labiau intensyvesnis. Praeitą penktadienį nusileidom laivą ir kaip visada atrodo esi pasiruošęs ir viskas įvyks sklandžiai, be jokių netikėtumų ar streso, bet visada vyksta kitaip. Taip ir šį kartą. Janmar variklis, kuris yra mūsų laive, jo aušintuvas turi tokį mažą, nereikšmingą kraniuką, kuris greičiausiai yra skirtas užbortinio vandens drenažui iš aušintuvo. Na ir aš jiem atvarkiau aušintuvą, keičiau tarpines. Aišku, pamiršau tą kraniuką ir pamiršau jį pasižiūrėti prieš nuleidžiant laivą. Tai nusileidom laivą, apsukom ratą, uoste 15 minučių su varikliu, aišku. Prisišvartavom prie grandinės. Truputėlį dar pasitvarkėm viduje. Alvydas išvažiavo pirmas namo. Aš likau baigti tvarkytis, susikroviau daiktus, persirengiau, išsimečiau viską į krantinę ir ruošiantis išeiti iš laivo, nusprendžiau pasižiūrėti į triumus. Tai pagrindinis triumas, viskas tvarkoj, sausas, o variklio triumas pilnas. Keikiausi, nežinau kaip, dabar neprisimenu, bet ir nekartosiu. Teko vėl nusivilkti baltus marškinius ir siurbti tą vandenį, kuris ten pribėgo. Aišku, greitai supratau, kur klaida, kur yra priežastis. Aišku, šiek tiek neramu po tokio žioplystės palikti laivą vieną, bet aš manau, kad viskas su juo gerai. Vakar nusipirkau naują laivelį, pripuršimo valtelę, taip vadinamą dingį. Ta valtelė yra skirta padikimui į krantą, kai laivas nėra prie kranto prišvartuotas. Tam tikslui anksčiau naudodavom pripučiamą baidarę, kuri kompaktiška, skirta 2 žmonėm. Ir mums puikiai tiko, kai plaukiam dviese su Romane. Ir aišku, kai plaukiam Skandinavijoje, kur nėra nei didelių srovių jūroje, nei potvynių atoslūgių, nei didelių bangų inkaruotėse, kur dažniausiai esi arba kokios salos užutekyje, arba tarp salų, vienokio ar kitokio būdu būni pakankamai saugus. Šiemet mes plaukiam į regioną, kuriame viskas yra priešingai. Aišku, ten taip pat yra salų ir jos nepaprastai gražios. Ir yra tų pridengtų inkaruočių. Tačiau potvyniai ir atoslūgiai yra labai įdomus ten. Siekiantys 5 metrus ir daugiau skirtumo vandens lygio tarp potvynio ir atoslūgio. Su tuo susiję didžiulės srovės, ypač ten, kur yra saugios inkaruotės, nes patekimas į tas inkaruotės paprastai siauras yra. Tai va, kadangi inkaruočių
greičiausiai bus nemažai ir krantuose objektų, kuriuos norėsis apžiūrėti, tikrai bus daug. Tai nusprendėm, kad mums reikia galingesnio, saugesnio ir patikimesnio daikto už pripučiamą baidarę. Na, iš tikrųjų reikia dviejų daiktų, nes reikia valties variklio ir reikia pačios valties. Aišku, išlaidų prasme jau seniai esu davęs savo žodį neišlaidauti. Tai visų pirma pradėjau ieškoti naudotų daiktų ir su varikliu man, manau, pasisekė, nes nusipirkau būtent tokį variklį, apie kurį visada svajojau, apie kurį visada galvojau. Tai yra Honda BF 2.3, 1,7 kW variklis, oro aušinimas. Nedideliam dingai, nedideliai valteliai visai yra pakankamas. Teko jį išbandyti buriuojant Viduržemyje. Labai patiko. Kompaktiškas, lengvas. Na, pasisekė 14 metų senumo daiktas, bet veikia puikiai. Sumokėjau mažiau negu pusę kainos, kokia būtų už naują ir dėl to džiaugiuosi. Aišku, čia prisidėjo mano žentas Paulius, kuris yra garsėjantis mūsų šeimoje kaip pirkimų ir pardavimų pagal skelbimus meistras. Jisai sugebėjo dar 20 eurų pasidarėti. Tai variklis dabar pas jį. Na ir Paulius bus mūsų įgulos narys pirmame šių metų plaukimo etape. Su valtelės sekasi blogiau, nes skelbimų Lietuvoje yra daugybė apie parduodamas valtis, pripučiamas valtis. Lietuviai nepardavinėja to, ko man reikia. Mano reikalavimai buvo pakankamai kompaktiška valtelė, nes laive pas mus nėra daug vietos. Taikiausi į kažką tai tarp 2,50 ir 2,60 metrų. Ir tokio dydžio pasiūlymų buvo arba labai brangių, arba netinkamų. Kitas reikalavimas buvo, kad valtelė kompaktiškai susilankstytų tada, kada yra nepripūsta ir nenaudojama. Tai iš karto atkrito kietas dugnas. Mes visi žinom, kad kietas dugnas suteikia nepalyginamai daugiau galimybių patikimumo, krovinio keliamumo prasme ir taip toliau. Tai yra už plokščiadugnes yra daug kartų pranašesnis. Tai aišku, ir kainos jų yra didesnės. Ir panaudotų taip pat. Aišku, lietuviai daugiausia perka pripučiamas valteles žvejybai ir žvejybai ežeruose. Priepus perka klaipėdiečiai, tik tai tie, kurie plaukia rimtesniuose vandenyse. Tai pasiūla nebuvo didelė ir nusprendžiau pirkti naują. Rinkausi iš 3 variantų, stengdamasis neišlaidauti. Ir kaina svyravo nuo 560 iki 1200 eurų. Na ir spėkit, ką aš įsirinkau. Aišku, išsirinkau brangiausią. Nes tai yra laivelis su pripučiamu dugnu. Bet tas dugnas funkcionuoja praktiškai kaip ribas. Tai mane papirko. Aišku, keliamumas to varianto
dvigubai didesnis už patį pigiausią buvo. Na ir nusprendžiau, kad ne tiek dėl prabangos ar įvaizdžio, bet dėl funkcionalumo mums būtent šitas variantas tiks geriausiai. Tai jaučiuosi labai palengvėjęs dabar, nes susiuntimu sumokėjau 1400 €. Bet to pačiu ir džiaugiuosi, nes turėsime gerą daiktą. Oras puikus, vėsoka, bet nuotaika puiki, saulė šviečia. Atsisveikinu ir siūlau toliau stebėti ir sekti, kaip mums seksis su šita kelionė, kuri nėra gyvenimo iššūkis, bet yra tam tikras landmarkas, tam tikras kelio ženklas mūsų gyvenime. Taigi, nepamirštam, kad vėjas nemokamas, būkite su Vivačės kanalu. Ate.